Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Studentams atėjo egzaminų metas ir lyg tyčia šią savaitę skaitiniuose girdime apie Jėzaus egzaminus. Įvairūs rašto aiškintojai prieina prie jo ir užduoda suktus klausimus, kuriuos Jėzus vieną po kitą sprendžia. Tai ir klausimai apie politiką. Mokėti okupantams romėnams mokesčius ar ne? Apie žydų įstatymo aiškinimą, koks yra didžiausias įsakymas. Ir dar vienas, tiesiog keistas klausimas apie kūnų prisikėlimą. Apmąstykime būtent šį pastarąjį Jėzaus egzaminą. Sadukėjai, viena žydų grupė, bando sukirsti Jėzų suktų klausimų, neva tai neįsprendžiama problema. Sadukėjai buvo viena iš žydų religinių grupių, priešiški Jėzui, kaip ir daugelis fariziejų, o galbūt dar priešiškesni. Sadukėjai pasižymėjo tuo, kad netikėjo dvasiomis, angelais, demonais, taip pat atmetė mokymą apie mirusiųjų prisikėlimą, bei pripažino tik vadinamąjį žydų įstatymą. Tai yra pirmos 5 Senojo testamento knygos. Jėzui pristatoma keistoka istorija. Viena moteris per savo gyvenimą spėjo ištekėti už 7 brolių, o jie vienas po kito miršta, nesusilaukė su jie palikuonių. Ta istorija pagrįsta Levirato įstatymu. Jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegu veda našlę ir pažadina jam palikuonių. Taip, tarp to meto žydų neturėti palikuonių buvo laikoma didelė nelaimė, tragedija. O būtent šis įstatymas, Levirato įstatymas, buvo kaip žydų įstatymas siūloma išeitis, išvengti tos nelaimės be vaikystės, net ir mirusiam žmogui. Aišku, kad tas klausimas yra provokacija. Tai hipotetinis atvejis. Kažkas, kas galbūt ir galėtų kada nors pasitaikyti, bet realiai niekada nenutiks. Tačiau Sadukėjo klausimo užuomina aiški. Kai mirusieji prisikels, kaip jiems reikės pasidalinti savo buvusius sutuoktinius, su kuriais gyveno iki mirties. Jie nori pasakyti, mirusiųjų prisikėlimas vestų prie absurdiškų padarinių. Taigi, ir pati prisikėlimo mintis, neva tai yra absurdiška. Jėzus atsako į tą provokaciją. Neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės. Kai prisikels iš numirusių, mirusieji nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. Jėzus tai pagrindžia Išėjimo knyga Mozės susitikimu su Dievu degančiame krūme. Sadukėjai be abejo žinojo apie Dievo žodžius Mozei prie degančio krūmo, tai buvo centrinis žydų tikėjimo įvykis. O tai buvo aprašyta Išėjimo knygoje, kurią ir Sadukėjai pripažino. Evangelija pažymi, kad visi liko apšalę. Kitais žodžiais, parašyta visi stebėjosi. Šį kartą galime pajusti susižavėjimą Jėzumi ir jo dievišką išmintimi, taip pat ir mes. Ir matydami klausimo suktumą, Jėzaus subtilumą, duok Dieve, kad truputį ir mes apšaltume. Tuo pačiu pasisemti vilties. Jėzaus pavyzdys rodo, kad per egzaminus net pačius raizgiausius klausimus galima gana paprastai išspręsti. Bet Jėzaus pamokyme yra kitas dalykas, kurį šiandienos maldoje norėtųsi apmąstyti daugiau. Jėzus atsako į tokį klausimą ne tam, kad parodytų savo protingumą, bet kad visiems paskelbtų apie žmogaus, apie mūsų pašaukimą meiliai. Jėzus kalba apie santuoką. Kai mirusieji prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje, sako Jėzus. Santuoka yra viena iš pašaukimo meiliai apraiškų, akivaizdi apraiška. Santuokos dėka 2 sutuoktiniai, 2 žmonės tampa vienu kūnu, kaip rašoma pačioje pradžios knygos pradžioje. Santuokos dėka susijungia ne tik kūnai, bet ir sielos. Tai, kas suvienijama santuokos sakramentu, nebeatskiriama. Išskirti gali tik mirtis. Tai yra pašaukimas meiliai, nes meilė yra vaisinga. Santuoka ir šeima atneša gyvybę.
naujas gyvybės, vaikus akivaizdu, bet ne tik tai. Tai padaro pasaulį geresnį, šiltesnį, šeiminiškesnį. Taip galima sakyti, santuoka yra vaisinga, dovanoja gyvybę, taip pat ir šita platesnė prasme. Būtent šioje Evangelijos vietoje Jėzus kalba subtiliai, bet aiškiai, taip pat ir apie pašaukimą celibatui. Kai prisikels iš numirusių, tai neįves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. Celibato dovana suteikia gebėjimą mylėti, kuris primena angelų būdą mylėti. Tai yra būdas mylėti, kuris mus lydės ir danguje, prisikėlus. Tai yra Jėzaus būdas mylėti. Jėzus nevedė ir tuo būdu parodė ypatingą būdą mylėti. Mylėti Dievą visa širdimi. Turėti širdį atvirą visiems žmonėms, kurie juos mylime ir trokštame jiems geriausia. Būti su Dievu. Čia žemėje ir vėliau amžinybėje. O tokia širdis, toks būdas mylėti ir yra celibato dovana. Tai yra būdas mylėti nesisavinant kito žmogaus. Mylėti laisvėje. Trokšti kitam geriausio, Dievo. Taip šventasis Juozapas mylėjo Jėzų ir Mariją, kurie jam buvo patikėti. Meilė, kuri savo mylimųjų nesisavina savo. Tuo meilė celibate ypatinga. Pašaukimas mylėti nesisavinant, pašaukimas mylėti visus, bet visus mylėti Dieve. Būdas mylėti, kuris išlieka amžinybėje. Abiem aptartais atvejais santuokinės meilės ar celibato dovanojimas širdies gebėjimo mylėti, vaisinga meilė, pasaulį sušildanti meilė. Šią savaitę švenčiame švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmę. Tai graži šventė. Ji primena Dievo meilę žmonėms, kuri pasireiškia Jėzaus Kristaus gyvenimu ir auka. Jėzaus širdis yra kaip šaltinis, versmė, iš kurios teka Dievo meilė, kuri gaivina mus ir visą pasaulį. Bendraudami su Jėzumi, mes ir patys galime tą Dievo meilę persisemti ir galime ją dalintis. Sakome Jėzaus širdies šventė, vienaskaita, širdis. Gražu galvoti, kad Jėzus, nors ir turėdamas dvi prigimtis, būdamas tiek Dievas, tiek žmogus, vis dėlto turi tik vieną širdį, kurią myli savo tėvą, be galo. Ir kurią myli žmonės, taip pat be galo. Panašiai ir mes turime vieną širdį, žmogišką širdį, kurią mylime ir Dievą, ir savo tėvynę, ypač šią rinkimų savaitę, savo miestą, juolab šeimą, draugus. Ir galiausiai mūsų meilės apraiškos bus kupinos žmogiškumo, nes esame žmonės. Mūsų meilė auga, didėja, bręsta arba atšąla, kai nutolstame. Meilė pasireiškia laiku, dėmesingumu, artumu. Ir tai tiek santykiuose su žmonėmis, tiek santykyje su Dievu. Dievo meilė, kur teka iš Jėzaus širdies, galime persisemti, kai asmeniškai bendraujame su Jėzumi Eucharistijoje. Šventasis Josemarija pasakojo apie vieną nutikimą. Anksti ryte, būdamas klausykloje vienoje bažnyčioje, jis girdėdavo, kaip prie bažnyčios durų kas rytą kažkas smarkiai subarškėdavo metaliniais indais. Vieną dieną nusprendė išsiaiškinti to šurmulio priežastį. Kunigas priėjo prie durų ir pamatė pienininką. Priėjo ir paklausė, ką tu čia veiki, taip anksti? O šis pienininkas atsakė, atėjau pasveikinti viešpaties tabernakulyje. Pasilieku kurį laiką čia prie durų. Ir sakau Jėzui, Jėzau, čia Jonas, pienininkas. Ir taip kas rytą. Tokia didinga, paprasto žmogaus meilė Dievui. Tegu ir mums šventosios mišios, šventojo sakramento, adoracija ar malda su šurmuliu irgi tampa tokia pastovia proga susitikti Dievą, asmeniškai ir artimai, su juo bendrauti.